Kokie kontraktai? Jūs išpratėjot, kodėl jūs mane trukdot per mano atostogas? Kontraktai? Ne, nu aš nieko nesitariu, man nieks neįdomu. Man dabar tikrai nieks neįdomu. Palikit mane ramybėj su tais kontraktais, supratot? Palikit ramybėj. Viskas, aš nenoriu nieko diskutuoti. Žodžius, aš išeinu iš darbo. Viskas, aš jau išėjau iš darbo. Nebetrukdykit, viskas. Čia bakau, ofidersiai. Na, kaip sekasi? Daivingas yra stebuklas. Jo. Nieks neskambino? Ne, nieks neskambino. Bleba, nesuprantu, supranti, Lietuvoje tokių rekeliukų neįspręstų palikau. Ten milijoninis kontraktas turi pasirašyti. Aš turiu grįžti pasirašyti ir viskas, ir mes turtingi. Tokio darbelio, kaip dabar dirbu, gyvenime žmonės nesuranda. Tokia firma, tokie partneriai, čia fantastika. Nesuprantu, gal kažkas su telefonu? Nežinau, tikrai nieks neskambino. Nu ką, tada belieka poilsiaut? Poilsiaukim. Ar tu nesuka tokia, kad galėjai, blėt, pakelt ragelį ir huinių atvykti, blėt, į ragelį, bet ką? Galėjau, o ką? Galėjai? Galėjau. Jeigu mane išvarė iš to darbo, blėt, santechnikų, tai tau pizda. Tu žinai, kiek santechnikai, blėt, tai yra aukso, blėt, gysna Lietuvoj. Šūdus krapščiai čia yra, blėt, ne kiekvienam duota, blėt. Ne kiekvienas gali sau leist į 10 metų kartą išvažiuoti į Egiptą 2 žvaigždučių, blėt, viešbutį. Nesprata, aš atostogauju. Nu, aš ką čia, neatostogauju? Užtenka vaidinti, blėt, vėl atgal ant gultų, blėt, prie jūros ir dirbti, tipo. Mes vaidinam turtingus, hui čia turtingi, blėt. Galima melioną dar vieną, mister? Ar vėl po to... Mr. White Wine. Hey, Mr. White Wine.